aktyvioje profesinėje veikloje esu jau kokius 25 metus. Per tą laikotarpį pasaulis keitėsi kokius 4-5 kartus. Iš esmės pasaulis keitėsi. Tai yra nei gerai, nei blogai. Tai yra tiesiog natūralu, tas new normal vadinamas. Tempas niekada nebus lėtesnis negu dabar yra. Ir klausimas, kaip tu prisitaikai prie to. Visada greitesni, gudresni, valgo lėtesnius, didesnius. 3 kolonos, ant kurių stovi tas žmogaus susibalansavęs, laimingas, turiningas, prasmingas gyvenimas. Tai yra tas toksai nuo šeimos, veiklos ir socio. Ta socio kolona man visą laiką ne tai, kad imponavo, bet jinai buvo kažkokia tai paveldėta. Turi turėti kažkokius tai, dabar vadinama labai įvairiai, dvasinius vedlius arba mokytojus, o ne gyvenime autoritetus kažkokius, kurios tu vieną ar kitą gyvenimo akimirką remiesi. Darai tą role modelingą, žiūrėdamas ten, ar tai yra, koks nors ten IT labai pažengęs žmogus, ar telefoną išradęs žmogus. Kitam žmogui gal yra tas vienuolis, kuris nupila ten samtelį vandens ant kalno, kad kitiems žemiau liktų. Nėra vieno recepto, pagal kurį visi gali taip suploti ir gyventi vienu laimingo kažkokio tai kurpaliaus pagrindu. Kiekvienas turi atrasti savo. Gerai, jeigu tai, drįsta pabandyti, išbando save, priima iššūkius, bet visi, kaip žinia, stebuklai nutinka, kai palieki komforto zoną. Didžiąją dalį gyvenimo aš kovojau. Man verslas yra karas. Visada buvo. Ir kad išsikovot tą vietą po saulę, tu turi labai aiškiai, labai koncentruotai tam ruoštis, dirbti bent 10 000 valandų, tai yra apie 10 metų, tada tu ten pradedi suprasti ir tampi kažkokiu tai vardu ir gali kažką pasakyti. Laidos idėjinis partneris advokatų profesinė bendrija Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board Member Mentality. Sveiki Prevens podcast'o klausytojai ir žiūrovai. Šiandieną pas mus svečiuose Marijampolės laisvosios ekonominės zonos valdymo įmonės vadovas ir savininkas Simonas Petrulis. Kviečiu klausyti ir žiūrėti. Kaip dabar laikas apskritai? Kalėdinis, iki kalėdinis metų pabaiga. Jauti kažkokią tai vibraciją stipresnę aplinkui? Standartinis, kaip ir paskutinius 30 metų turbūt, ar ne, lėkime. Bet atskirti turbūt reikia to laiko sąsajumą, kas prekybininkai, kada turi daryti daro, šeima, ką turi daryti daro, darbai aišku suintensyvėja, metų pabaiga, natūralu, dėliojimas, strategavimas, pokalbiai, viščiukų skaičiavimai, planavimai kitų metų, jau tas jaučiasi ir norisi kažką taip pasidaryti, pasibaigti iki vidurio gruodžio, kas dažnai nepavyksta ir kad nepalik 23 gruodžio. Tai tas pagrindinis turbūt toks iššūkis laiko planavimo prasme. O kažkiek keitėsi per daugelį metų požiūris į kalendorinių metų užbaigimą? Be abejonės, tai vienas dalykas, kai esi turbūt studentas ar ne, ir kai ten yra koliokviumai jau 2 sausio, tai jau teko džiaugsmas studijuoti Kauno technologijos universitete, tai labai skiriasi nuo kitų universitetų. Tokio tikslumo, konkretumo ir ypač tokio spaudimo, sveiko spaudimo, kur teko iš tikrųjų turėti jau sausio mėnesis būdavo visą laiką toks koliokviumo egzaminų užbaigimo laikas. O verslas ir darbai tai natūralu, kad yra metinė, standartinis. Jeigu ne Liepa, tai gruodžio pabaiga yra metinė finansinė pabaiga. Ir tai yra metų uždarimas, simbolinis padėkojimas partneriams, klientams. Už tai, kad buvom kartu ir persivertinimas, turbūt tokios rekolekcijos mažytės, ką pavyko per tuos metus, per kelis paskutinius nuveikti ir kur mes eisim kartu toliau. O kalbant apie tokį mūsų nūdienų kasdienybę, jausmas arba matymas yra apie tai, kad šiek tiek pasikeitė
nes šiek tiek labai stipriai pasikeitė mūsų aplinka, faktoriai ir planavimas kaip toks jisai pakito, tapo galbūt labiau reaktyvesnis, mažiau proaktyvumo ir planuojam trumpesnės atkarpas. Ar galima taip sakyti? Aktyvioje profesinėje veikloje esu jau kokius 25 metus. Per tą laikotarpį, sąmoningą verslo veiklos laikotarpį, visą laiką dirbau tik versle. Pasaulis keitėsi kokius 4-5 kartus, iš esmės pasaulis keitėsi. Tai, kur aš pradėjau ar kur atėjau, buvo viena, dar praeito tūkstantmečio pačioj pabaigoje, kas buvo 2000 metai, atitinkamai kaimyninių šalių krizės metai, vėliau 2004, 2008-2009 nekilnojamo turto, ar ne, žinau jau šitą, ir jaunesnės kartos atstovai jau turėtų būti susidūrę versle. Toliau visą šitą, kas čia paskutiniu metu vyksta 5-6 metai, ar ne, pradedant nuo 2016 metų birželio mėnesio Brexit, ar ne, toliau neužilgo po to vėlgi ten sąstingiai įvairūs, ten sustojimai, akceleravimai, COVID, karai priartėja prie Europos, pažadina žmonės ir pažadina, kas yra svarbu. Tai yra nei gerai, nei blogai, tai yra tiesiog natūralu, tas new normal vadinamas šių laikų, ir tempas niekada nebus lėtesnis negu dabar yra. Ir klausimas, kaip tu prisitaikai prie to. Visada greitesni, gudresni, valgo lėtesnius, didesnius. O kaip pavyko prisitaikyti, gal tokia įdomi retrospektyva per tas skirtingas krizės, skirtingus pokyčių etapus, koks buvai tuo metu, kaip keiteisi ir koks esi šiai dienai? Keliom plotmėm atsakysiu turbūt į tą klausimą. Visada turėjau stiprų tikėjimą, kur aš būsiu, kaip aš augsiu, kaip žmogus visų pirma. Ir labai daug formų, labai daug vagų, per kurias gyvenimas mėtė, vėtė ir teko ne vieną industriją per savo gyvenimą pakeisti. Iš tikrųjų, gal kažkiek, kaip ten mes juokavom šeimoje, senelius ir tėvus esu nuvilęs, kad netapau to inžinierių ar akademikų, kurių šeimoje esu trečioji kartoji, turbūt ne, kaip miestietis, kaunietis. Ir visą gyvenimą toks daugiau buvau vadybininkas. Tai įdomios tos patirtis, pasaulis yra apvažiuotas kelis kartus. Visa Europa, sakykime, ir tekę būti ir Azijoje, ir Kinijoje, ir Amerikoje. Dabar tos šalis yra ypatingai svarbios šios dienos pasauliui, nes kalbasi už uždarų durų šiandien ryt. Ir mums visiems svarbu, kad jie susikalbėtų, nepaisant to, kad jų vertybiniai, kultūriniai įpročiai ir istorija yra labai skirtinga. Bet mes negalim negerbti, ar ne, kaip Europoje čia sėdėdami per vidurį, negerbti jų skirtingumų. Ir mums svarbu, kad jie susikalbėtų ir gerbtų vieni kitus. Su to susikalbėjimo formulę matytum, kas būtų ta centrinė ašis, dėl ko pavyktų susitarti? Visiškai paties asmeninė nuomonė. Čia reiktų labai jau giliai ir išsamei turbūt susikonkretinti, susibendravardiklinti, ar ne, dėl tos formulės atsakyti šiandienai, tai būtų per drąsu tas pats, kas, atsakyti, kokia žmonijos gyvenimo prasmė arba kur mes einam ir kur mes būsim po 100 metų, tai nedrįsčiau nei vertinti, nei teist, niekada neteisiu. Ir tai yra daugiau asmeninis turbūt priėjimas kiekvienos šalies, kiek spėjai susidurti su tom skirtingom aplinkoje. Man tekė labai beje pati pradžia įdomi, aš kai vaikas buvau ir labai įdomiai tekė gyventi ir musulmonų šalyse ir mačiau tas labai skirtingas ir religinės terpės. Aišku, tėvai, seneliai mano tradiciškai, konservatyviai, krikščioniški žmonės, bet tekę matyti ir kitų aplinkų ir tas multi tarptautinis toksai
sąsajumas leido labiau, plačiau, giliau suvokti skirtingumus ir jų neišvengiamybę. Ir tuo pačiu ją gerbt. Atvažiavus ypač į kitus namus, nepradeda aiškinti, kaip jiems gyventi, ar ne, ir kaip jie turėtų valgyti, ar išnešti šiukšlės, ar auklėti savo vaikus. Bet tas vėlgi gal kažkiek galėjo atverti tam tikrų, gal yra prisiminimų, pavyzdžių, kurie buvo tokie labai stiprus, kurie kartais būna tam tikri epizodai gyvenime, kurie iš tikrųjų padaro didelį pokytį ir jie duoda tam tikrą atsakymą. Tai tas multikultūriškumas, kokia galbūt situacijoje buvo pastebėtas, identifikuotas ir užsifiksavo labai labai ilgam. Turbūt vaikystėje, kiek aš sąmoningai save atsimenu nuo 3-4 metų, kai ten tekė, Šiaurės Afrikoje bent jau gyventi, tai ten buvo toks multikultūrinis, ten, sakyt, mes iš Lietuvos, tais laikais iš tos tarybinės Lietuvos mokslininkai važiavo, daug ten iš aplinkinių šalių, tėtis buvo pakviestas kaip, fizikas, elektrodinamikas, inžinierius, dėstytojas, iš esmės statyti universitetą, kurti universitetą nuo savaržėlės. Ir man ten išlipus atsimenu tokį pirmas kartas užsienyje, aišku, tai vaiko iki 3 metų išlipė ten ir, viskas yra kitaip, kaip kokiam Marse išlipė iš to autobuso, ten kažkur iš aerouosto ir taip toliau, tų kondicionierių išlipus, temperatūra kita, žemė kita, kvapas kitas, garsai kiti, ten cikados ar kas ten čirškė, žmonės kiti, jie tokie, kaip sakyt, jie tokie šilti, išsišiepę, vaiko atrodo, jie ten lenda bučiuotis, tokie neišlaiko to šiaurietiško mūsų, ar ne, distancijų. Buvo momentai, kai ten iš pagarbos aplinkai nebuvo valgoma mėsa ar kiauliena ten, ar atitinkamai ten netgi ne visos šventės švenčiamos įprastos Lietuvoje. Tai teko su to susiturt ir net, kiek jau čia praėjo daugiau negu 40 metų. Ir atsimeni tokias blikstės, kurios iš tikrųjų yra tokia patirtis gana ankstyva, kai kaip pavyzdys skrendant lėktuvu buvo rūkoma. Tai įsivaizduokit, šiais laikais tai yra neegzistuoja, nebent ten privačiuose, gal ne džetuose kažkur tai, bet tai buvo kitoks pasaulis irgi jau nepaliečiau tų paskutinių 20 metų retrospektyvų, čia buvo prieš 40 metų, koks senas aš. Ir matėsi visi tie pokyčiai ir tos valstybės virto, pažiūrėkit, kiek mes valiutų pakeitėm per mano tą trumpą gyvenimą, aš jau nekalbu apie mano tėvų arba senelių laiką. Ir nuo to, kas buvo rubliai, ten talonai, vagnorkos vadinamos litai, atitinkamai tarpiniai ir taip toliau, ir iki to, kol mes atėjome iki euro, ne? Ir čia ant vienos rankos piršto aš nesuskaičiuoju, tai įsivaizduokit, ant kiek man tekę susidurti, kai kažkiek dabar jau finansiškai raštingam žmogui ir įvertint infliacijos, neišvengiamą daromą pokytį žmonių tradiciniam taupimo suvokime ir ant kiek tu pradedi kitaip suprasti, pavyzdžiui, pinigus tos pačius, vis tiek tenka daugiau mažiau dirbti versle ir supranti, kas yra ta infliacija, defliacija, kur mes visą laiką galbūt daugiau tik iš bankininkų girdim. Ir ant kiek tas finansinis raštingumas lemia tą tokį suvokimą, kaip svarbu tam sraute energetiniam susigaudyti ir bėgti šiek tiek greičiau negu per lėtai. Nes bėgti per lėtai reiškia paskesti. Įdomus etapas turbūt jau tau grįžus ar ne į Lietuvą ir pats esi Kauno jėzuitų gimnazijos alumnas, bendruomenės narys, galėtum pasidalinti paslaptim, nes pažįstu ne vieną žmogų buvusi, praėjusi tą sistemą ir galėčiau pasakyti, kad tai tikrai yra gilūs žmonės, apsiskaitę, didžioji dauguma, kurią aš pažįstu, žingeidus ir tavęs klausantis vėlgi atrodo, matau tam tikrų panašumų ir kuo ypatinga ta sistema ir kiek galbūt jinai svarbi net ne mikro lygio, ar ne, šiek tiek aukštesnėme lygyje, galbūt net miesto šalies lygyje. Kaip tau tai atrodo? Teko mokytis ir toj plačiaja ta žodžio prasme mokykloje, Sant Ignacijo Lojolos mokykloje. Lietuvoje yra 2 tokios, ar ne, toj dvasioje ugdymo institucijos yra Kauno ir Vilniaus jėzuitų gimnazijos. Ir įdomių labai buvo daug istorijų ir daug keliauta, daug mokytasi.
daugumoje šalių, aš taip gal pasakysiu, Europos šalių, tekę būt kaip jėzuito alumnui, net ir po mokymosi laikų. Ir atsimenu tą dieną, kai tiesiog vieną dieną studentų dar būdamas ankstyvoje studijavimo laikų etape skambina tėvas Gintaras Vitkus ir sako, žinai, čia reikia susitikti, čia kaip aktyvus vadybininkas, čia mums reikia pasikalbėti. Ir susitikom ir ten, čia vėlgi buvo anam tūkstantmenė, man baisu kalbėti apie metus, bet ir sako, čia taip, čia vienus išsiuntėm studijuoti į Oksfordą, kitus į Australiją, trečius ten kažkur Belgiją. Ir ir niekas negrįžta kažkaip, arba apsiženė, ir kur čia jėzuito alumnų ta bendruomenė, nėra, išsiuntėm ir išvažiavo, žinai, jaunuoliai ar jaunolės, tai sako, tu vadybininkas, būk geras, kažkaip sugalvo, kaip čia ta alumnų bendruomenė suburt, Kaunas, Vilnius, Europą. Tai kaip vis laiką neapibrėžtumo, ar ne, vėl terpė ir grįžau namo, pagalvojau, taip ne vieną tikrai vakarą. Ir paskui susijungia kažkaip tie neuronai su draugais, buvusi, aišku, Mikas arčiausia, klasiokai, draugai, ten buvę, ten vienur kitur studijavę, vyresni šiek tiek patyrę gal labiau ir tada, aišku, vieną kitą pasinaudojo kvietimu su pačiu jėzuitu ir tėvų jėzuitų pagalba išvažiuoti, Malta, ten Didžiąją Britaniją, Ispaniją, Portugaliją, visos šalise, kaip sakyt, kas pusę metų ten buvo reguliarūs susitikimai jėzuitų alumnų, Europos jėzuitų alumnų federacijos kontekste. Yra dar ir pasaulio susitikimai mundialėje atitinkamai. Tai, ir sujudėjom, ir pastruktūrizavom, ir sukūrėm tas bendruomenės, sustiprinom šiek tiek ir Kauno, ir Vilniaus aplinkoje, įkūrėm federaciją, teko garbės būti tuo pirmoju charter prezidentu. Ir daugiau žiūrėjome tas bendrystės, tos sąsajumus, kas mus apjungia, o apjungia mus ta dvasia, ta tarnystės, palydėjimo žmonių, pritraukimo į kažkokius bendrus projektus, veiklas, tuo pačiu ir fan dalį atitinkamai studentams, nesvarbu, yra ir alaus išgerti, ir tuo pačiu pakeliauti, ir tuo pačiu padaryti vieną kitą socialinį projektą, kas lėmė turbūt mano ir tolimesnius žingsnius, tą tokį proaktyvumą socialinėse veiklose. Ir ten atitinkamai Lietuvoje kūrėsi Rotaraktas, irgi ten nuo 1995 teko dalyvauti pirmajam Kauno Rotarakto atsiradime. Ir vėliau Vilnius, ten kiti miestai, dabar jau gal 15 yra tų Rotarakt klubų, Rotary čia, reiškia jaunimas nuo 18 iki 30 metų. Ir po viso to natūraliai ir Rotary veiklos ir panašiai, tai labai daug visko nutiko per tos metus. Tos socialinės iniciatyvos, ar tai kaip tam tikra, sėkla pasisėjo viduje mokyklos metais ir tapo ilgainiui tokiu, gal net, nenoriu pasakyti, bet automatizmu, įprasta savybė, ar ne, tai įprasta tai daryti, bet kokį vidinį jausmą jauti iš socialinių veiklų apskritai? Keletą turbūt aspektų reiktų atsakyti tą klausimą, tai mano šeima vien jau sako, kad labai panašus, vis tiek, kaip sako, obuolys netoli nuo obels, vis tiek kažkokiu tai jau kampu ar nerėda, tai buvo senelis, amžinatelis, profesorius Bronius Petrulis, tai irgi jisai buvo socialiai labai aktyvus, su studentais keliavo po tais laikais, po ten tą tarybų sąjungą vadinamą, ten niekur kitur nelabai buvo galima. Mano atveju turbūt irgi iš to tokio gal yra genas, tas toksai sielų neramybės upėje susitinkančios neišvengiamai sielos vis tiek susilieja į kažkokią vieną, ar ne, vieną vientisą upę, jūrą, vėliau vandenyną. Tai lygiai tą patį aš irgi jaučiu, kad yra tas neišvengiamybė susitikti tas pačias nerames sielas ir savo laikmetyje, kuriame gyveni, ir tiek mokyklai, tiek studijų laikais, tiek post studijų laikais, tas life balance, kad tos 3 kolonos, ant kurių stovi tas žmogaus susibalansavęs, laimingas, turiningas, prasmingas gyvenimas, tai yra tas toksai nuo šeimos, veiklos ir socio. 3 kolonos, ant kurių, tai ta socio kolona, man visą laiką ne tai, kad imponavo, bet jinai buvo kažkokia tai, paveldėta. Iš kitos pusės taip, gal davė įtakos ir tos mokyklos, kuriuose teko, tas plačiaja ta žodžio prasme, mokyklos, prie kurių tekė buvo prisiliesti, tais pačiais tėvais jėzuitais ir keliauta, ir Bordo, ir ten, ir ko tiek mes nesdarėm, reiškia ir mokslai, ir studijos, ir įvairūs nuotykiai. Vėlesnė patirtis universitetinė, ar ne, ir ką jinai davė, ką jinai atnešė, kokį prisiminimą paliko
iš dabarties perspektyvų? Dieve mano, jeigu žiūrėtų, mokykla buvo, tai toksai buvo, toks socialinis, kultūrinis socio, daugiau, ar ne, multi multikalbinė dirva, tai įstojus, aš visą laiką kaip ir laikiau save daugiau tiksliukų, man sekėsi matematika, fizika, dėka tėčio gal. Bet įstojus į KTU aš supratau, kad aš tikrai netiksliukas. Ir jau prasidėjo ta kelionė per tikrai gilę tiksliųjų. Tai specialybė buvo ten? Telekomunikacijų ir elektronikos. Aš įstojau tokia, labai progresyvi, tais laikais dar ten tik tai atsiradinėjo pirmieji telekomunikacijų operatoriai. Pirmas darbas projektų vadovo, gana toks atsakingas irgi buvo tame, tai aš supratau, kad čia ne visai tai, ko aš siekiu gyvenime. Man žmogus. O kur disonansas buvo iš karto? Toksai, kad labai daug, programavimas, grandinių teorijos, aukštoji matematika, ne šiaip matematika, aukštoji matematika, vienas uždavinys 1,5 sąsiuvinio. Fizika, chemija, toksai buvo toksai visko ir taip giliai, taip iš esmės. Tai aš niekada taip nedirbau ten su ekstra tokiais lūkesčiais, kad aš būsiu ar ten fizikas ar chemikas, nepaisant to, kad rinkai šiandien dienai to labai reikia. Tai galiu pasakyti atsakingai, nes tikrai tenka labai daug bendrauti su investuotojais ir tikrai tarptautiniam kompanijom labai gerai žinomam pasaulyje ir Lietuvoje, tai jie labai rūpinasi yra sunerimę, gal net galima būtų pasakyti aštriau, to, kad jaunimas nenori šiek tiek įtempt ir patreniruoti smegenis, kas yra iš esmės mūsų pagrindinis raumuo, ir su kuriuo galima ir daromi stebuklai. O norima eiti lengvuoju keliu, pasifotografuoti, kažkokį parašyti vieną kitą žodį ir tai yra labai svarbu ir visokių reikia žmonių visur, bet didžioji kritinė masė vis dėlto pasaulį valdo tie, kurie moka labai gerai skaičiuoti ir be abejo kalbėti ir tik po to rašyti. Tokia, leiskit man čia hipotezę iškelt, nebūtinai aš, už ją turiu pasirašyti. Laidos idėjinis partneris – advokatų profesinė bendrija Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board Member Mentality. Aš išgirdau frazę, šiaip buvo visai nesenas Elono Musko interviu gilus 2 valandų. Ir viena labai frazė įstrigo labai teisinga, kad žmonių sukurtas taisyklės tu gali sulaužyti, bet gamtos ir fizikos tiesiog tu nesuprasdamas jų, jos yra nelūžtančios, aiškios ir jeigu nesupranti fizikos iš ties, labai daug ko nežinai apie tai, kas vyksta aplink mus. Tai čia nuo to žinių rato, kuo daugiau suvoki arba žinai, tuo matai daugiau, kad nesuvoki arba nežinai. Tai ta pati paralelė turbūt galima vesti ir čia ir kiti tą vadina dėsniais, ar ten, gamtos taisyklėm, kurias arba suvokia arba nesuvokia, sako dievai, didžiausius turtus užkasė mumise pačiuose. Tai yra, taip metaforiškai čia, gal mitologiškai aš pasakysiu specialiai, bet iš tikrųjų, per tą gyvenimą viena iš daugybės išmoktų pamokų yra tai, kad mes turim kodą savo pašaukimo savyje. Visą, ką mes darom, tai tik tai per laiką, vieni greičiau, kiti lėčiau, kiti niekada, bet, ieško ir suranda tą savo pašaukimą arba tą kryptį, dėl ko tu čia esi pakviestas į šitą gyvenimą. Ir labai gera yra, kai anksčiau surandi tą savo įsiprasminimą ir tada įlipi į tą savo vagą, kaip minėjau šiek tiek apie savo vagas, tai ir ten, ir visokiose veiklose yra bandyta, ir verslai, ir sėkmės, ir nesėkmės, ir industrijos keistos, ir su laiku, gana su laiku, stipriai. Po kokių 20 metų, tai galėčiau pasakyti, kad atradęs esu, iš tikrųjų tą tokį gerą, tokį pusiausvyros vaibo epicentrą, kur tu išpildai visus savo lūkesčius, tai yra prasmiai, tai yra kažkokie tai pasitenkinimai, tai yra geriausių savo savybių pritaikymo srityse gali sujungti ir padaryti tą sinergiją ir sutinki tada tuos žmonės, kurios jau atitinkamai visatą tavo atsiunčia, nes esi pakvietęs juos į savo gyvenimą. Iš kitos pusės. Pasižiūri klausimą ir tada nebereikia lakstyti labai daug per tas vagas, ten liek, ten spaust kažkokią tai varškę ir siekti kažkokių tai momentinių rodiklių, o daugiau
daugiau tikslas žinoti, kur eini ir eiti, ne? Tikėjimas yra tikėjimas. Tiesiog eiti ir mėgautis to ėjimu. Vieniems duota daugiau laiko, kitiems mažiau, bet svarbu patirti tą džiaugsmą beinat ir jo pasidalinti. Tai to džiaugsmo vis tik tai buvo ir universitete, turint tą tokį, kaip pasakyti, klausimų savo, ar ne, labai daug dėl pačios krypties, dėl pasirinktų studijų, tai šiek tiek, kaip pasakyti, davė daugiau atsakymų ar daugiau klausimų tuo metu, ką vis tik daryti su tuo pasirinkimu. Aš gal sakyčiau iš vieno žingsnio atgal, kad vidurinė mokykla išmoko, bent jau turi išmokyti, mokytis ar ne, pats momentas, pats būdas prieisti ir šiais laikais ypač sako susirasti tą informaciją, ne, svarbu ne viską ten žinoti. O universitetas iš savo savokos, jis yra universum, yra tokio praplėtimo, ne, savo mąstymo, požiūrio vieta ir ten tu daugiau jau mokaisi mąstyti. Nuo mąstymo priklauso tavo, vadinkim taip, sėkmė arba nesėkmė vadinama. Ten daugybė tų yra, ne, knygų ir pranešimų, kas tas sėkmingas žmogus, kas ne, bet kiekvienam savaip, ne, kiekvienam savas arba sava. Bet tas mąstymas, jisai ta vibracija, kurią tu leidi į išorę, nes pas kiekvieną yra skirtingas užtaisas, ta energetika, kurią tu atsineši. Ir ta energetika, kurią tu išeini į pasaulį, jinai ir pritraukia, reiškia, veiksmas lygus atoveiksmio, pritraukia atitinkamai tave. Tai jeigu tu eisi su kažkokiom tai neigiamom emocijom arba nešvariom intencijom, neaišku kokiom, tai ir gausi tą patį atgal. O jeigu tu eisi žmonės, tikėsi žmonėm, pasitikėsi, apie tą pasitikėjimą yra, irgi čia labai daug esu mąstęs, kad viskas, ką mes darom ir tos veiklos yra labai stipriai surišto žmonių santykiuose, bet kur, šeimoje arba versle ar kitose veiklose, sporte, yra apie pasitikėjimą. Pradedant nuo pasitikėjimą savimi, toliau einant į pasitikėjimą kitų žmogum ir kitais žmonėm, grupėm, bendruomenėm ar ne, sociume, kuriuose tu įsilieji ir vienokį ar kitokį poveikį, tikėdamas labai, labai svarbu, ne, tas tikėjimas, nes be tikėjimo tu neperskrisi nei vienos bedugnės, o jų gyvenimas pasiūlo vieną kitą būtent perskrist. Tai jeigu neturi tikėjimo, tai ropoji kažkur ten ant šlaitų. O jeigu turi tikėjimą, tai kortos yra tavo rankos. Bet ilgainiui pabuvus versle, mačius įvairiausių situacijų, sunkiau ar lengviau pasitikėti ir tikėti? Žinai, ant kiek gali visko būti, tai žinojimas užduoda tam tikrą toną ir svorį, jisai yra apsunkinantis faktorius iš vienos pusės. Nes kuo daugiau žinai, tuo daugiau tu vargsti. Nereikia žmogui žinot per daug. Supranti, kad yra kažkokia tai belo kreivė, ar ne, kur yra optimumas. Kiek užtenka žinoti ir plėsti tą savo žingeidumą iki begalybės, ar ne? Reiškia, su kuriuo tu galėtum savo gyvenime ir tam laikmetį gyventi komfortiškai. Bet aš savo tai atsakęs į klausimą. Kiekvienas turi savo atsakyti tą klausimą, kas man yra pakanka. Kas man yra žodis užtenka. Labai pavojingas žodis beje ekonomikai, bet labai svarbu žmogui, kuris nori būti laimingas čia ir dabar ir eiti ir mėgautis ir patirti tą gyvenimo džiaugsmą, ne, kaip pasakė Šventas Petras, paklaus, ar patyrė, ar pasidalinai tuo džiaugsmu su kitais žmonėm, vienareikšmiškai. Tai yra, reikia labai daug klumpaičių sunešiot, kad suprast, kad viskas vis dėlto grįžta čia ir iš čia tu gali turėti tą kelionę, labai malonę, smagę ir nereikalauti, neskriausti, netgi neprašyti arba ten nesiskūsti, bet tiesiog dėkoti. Dėkoti tam likimui už tai, ką tu gavai, arba lengvesnio, arba sunkesnio, arba mažiau, arba daugiau įdomaus, bet būtent per tos iššūkius, kuriuos gauni, tu ir gauni tą vadinkim taip, didžiojo visatos architekto dovaną pakelti tiek, kiek tau bus skirta pakelti. Ir visada žiūrėdamas ten jausiasi kažkiek mažiau laimingas. Kažkoks vargšas, nuskriaustas, atsilikęs nuo bendro tempo. Bet teko tai praeit, išmokti šitą. Be abejonės.
ir pavydą, ir piktumą, ir nepasitenkinimą, ir kaltinimą, ir daug, ir viską, normalu, kiekvienas žmogus. Klausimas, kiek tu tame apsistoji ir kiek tu tą sugebi sąmoningai pergyventi ir perlipti. Bet tai buvo, vėlgi, kai kas to nepadaro. Ar tai yra tam tikras chirurginis filosofinio prasme veiksmas ir išsioperavimas tam tikrų dalykų galutinai, nes tu tiesiog pavargsti nuo to, kokius gauni energetinius mainus, patirdamas tas emocijas. Suktas klausimas. Kartais reikia ir chirurginės intervencijos, bet geriausia ir sveikiausia, jeigu be traumų, ne? Gerai yra gyventi be traumų. Dažniausiai mes padarom vieną kitą traumą ir kaip tam olandiškam sūrį turime tų skilučių visi, ar ne? Ir tenka su jom gyventi, ypač aktyvesniems, neramiems, ne, žmonėms. Ir natūralu, vieni tai perlipa greičiau, susitaiko, paleidžia, ne, kad paleist, kad nuskrist reikia paleisti tą šaką. Abiem kojom paleist, ne vieną, ne šiek tiek paleist, bet paleisti šaką. Ir aišku, svarbu yra būti pasiruošus paleidimo momentui, ne, arba iš kitos pusės turėti kažkokius tai, dabar vadinama labai įvairiai, ten dvasinius vedlius arba mokytojus, ne gyvenime autoritetus kažkokius, kurios tu vieną ar kitą gyvenimo akimirką remiesi. Ir darai tą role modelingą žiūrėdamas ten, ar tai yra, aiškiai, koks nors ten IT labai pažengęs žmogus, ar telefoną išradęs žmogus, ar automobilį perdėliojęs ir pakeitęs vidaus degimo variklį, kokį nors bateriją, ne. Kitam žmogui gal yra tas vienuolis, kuris nupila ten samtelį vandens ant kalno, kad kitiems žemiau liktų. Tai nėra vieno recepto, pagal kurį visi gali taip suploti ir gyventi vienu laimingo kažkokio tai kurpaliaus pagrindu. Kiekvienas turi atrasti savo ir gerai, jeigu tai, drįsta pabandyti, išbando save, priima iššūkius, bet visi, kaip žinia, stebuklai nutinka, kai palieki komforto zoną. Ir kartais ta komforto zona tave užklumpa netikėtai, diskomforto zona. Bet tik išplaukus į vandenis vienus ar kitus, tu gali save išbandyti, ar ne? Kaip plaukiasi, kaip tu sekasi šitam gyvenime, šitam laikmetį. Ir man tai patinka vis dėlto tos posakis, kad kaip tau sekasi, kaip tave vertina, tiek kiek tu vertas, tiek tave ir vertina, ta rinka, aplinka ar kas tave būtų. Sako, atlyginimas per mažas, tai sugalvok kitą atlyginimą, kurio nori ir uždirbk tiek, kiek nori. Kas tau neleidžia. Mes pokalbio pradžioj šiek tiek užsiminėm apie skubėjimą, greitį, gebėjimą bėgti, o savybė neskubėti. Kiek jinai yra svarbi, pasiaurinkim tą plotmę verslo vandenyse. Ir kada jinai yra svarbi? Ja reikia pasiekti, iki jos reikia užaukti, to tokio vaibo neskubėjimo, ne, tą gebėjimą. Sako, gerai, bėgi, tai eini į tą pusę. Tai čia tas posakis geras. Kol jaunas, aš manau, kad tu turi palakstyti, išbandyti save įvairiuose srityse, moksluose, sportuose, gyvenime, turėti vienų kitokių draugų ir draugių ir patirtą tokį. Ir nesėkmės augina žmonės. Praloštos varžybos augina, tu kažką išmoksti, jeigu, aišku, tu darai išvadas kažkokias, bet jeigu tu sėdi ant fotelio ir nieko nedarai, tu nesuklysi, tu niekur neužsigausi, tu nieko nepraloši ar ne, bet ką tu patirsi šitam gyvenime, tam laike, kurį mes plius minus čia turim, tai nuo 50 iki 100 metų. Tai norisi kažkiek patirtą gyvenimą, aišku, ten vieni kraustus iš proto ir šokinėja nuo visų kalnų ir lipa juos ar ten upių ir plaukia ir su parašiutais, ir su laivais, ir su lėktuvais. Dalindamėsi savo įspūdžiais iš tų kelionių, arba ypač nesėkmių, jeigu sugebi dar pasijuokti arba išmoktas tas pamokas, kurias tau duoda tos nesėkmės, tai iš viso yra pasak. Nes tik ten tu gali paėjėti, paaugti iš to, kas buvo į vakarą. O buvai užsiminęs apie tam tikrus atradimus ir tą turbūt bendrą būseną, galbūt turėjo omeny, kurią jauti procesuose, ir turbūt galėtum pasakyti, kaip pavyko prieiti iki to, kai tu esi momente, procese, turbūt visa apimtimi, gal taip pasakyčiau, esi, banaliai pasakysiu, čia ir dabar,
bet nesi tik tai tam tokiam paprastam sraute, kuriame bandai išgyventi, kuriame dažnai ypatingai vienam ar kitam karjeros stadijoje bandai atsilaikyti, bet nei džiaugiesi socialiniu kapitalu, būni apatiškas galbūt net kartais ir nebūni momente. Ar galima pasakyti, kad tai buvo vienas didžiausių darbų vidinių, kurį pavyko pasiekti, nepaisant to, kas yra materialaus šalia? Yra žmonių klaida dažniausiai, kad jie maišo jausmus su būsenom. Ir jausmai gali būti tą dieną visai blogai, ar ten kažkas labai gerai, ar ten pasirašai sutartį, ar įmetė į kamolį, ar ten įspyrė, ar neįvartį. Tai čia toks, visiškai reiškia. Ir aš sau leidžiu tas emocijas labai plačių spektrų. Tai yra, labai fainai pabūti. Ir tada ant tos sinusoidės atitinkamai pikų ir ekstremumų, tai tiesiog patiri tą gyvenimo bangavimą. O būsena, tai iš tikrųjų, jinai yra tam tikra tų signalų, vadinkim taip, tų jausmų signalų, vis tiek sąmoningai pasiektas lygis, kuris yra kaip tam tikras nešlys tų visų signalų ir jisai turėtų būti sąmoningo ir pažengusiojo žmogaus tam tikram lygiai ir pakankamai pozityviam ir stabiliam. Nes kas tave gali išmušti iš tos geros būsenos, pasitenkinimo, komforto arba įsiprasminimo, tai tu pats realiai, niekas tavęs negali išmušti, tave gali tau puoką per galvą tašytą, nesako lietuviškai. Ir ką, jeigu tu jautiesi gerai, tu esi užtikrintas savim, tu užtikrintas to, ką tu darai, tu žinai, kur tu eini, ir ką, tu tiesiog to mėgaujasi. Ir čia galima kalbėti apie daugybę tų formų, kaip atrasta tą būseną. Ir meditacijos, ir jogos, ir sportai, ir knygos, daugybė formų ir daugybė kelių, kaip pakliūti tą epicentrą, savo komforto. Tai tas santykis su rizika pakankamai sveikas, galima taip sakyti, paties požiūriu, bet jis yra vėlgi individualus. Tai kiek tos chemijos lašinti į tą savo stiklinę pačiam dabar norisi, kiek vis dar norisi rizikuoti, gal apskritai rizikos savokos turinys taip pakito, kad tai nėra ta rizika, kurią galbūt mes suprantam tokia formalia to žodžio prasme. Suprantama, kai esi jaunesnis, žymiai mažiau galvoji, daugiau darai, mano bent jau atveju. Ir toleruoji žymiai daugiau rizikos, nes turi ir sveikatos, ir laiko, ir viskas. Pinigų neturi, bet turi daug laiko. Kai mažėja laiko gyvenime, pradedi vengti nepamatuotos rizikos ir supranti, kad labai daug klysti jau nebėra, nei resursų, nei noro, nei galbūt ir laiko to pačio. Kinta tas jaunas žmogus per paskutinius tos 10 metų irgi labai stipriai pakito. Labai daug dabar tokio pasitikėjimo, užtikrintumo, to noro lipti ant scenos įvairiose formose ir tos ypač ekranėliuose. Bet daugeliu atveju mažėja to tokio gilumo, kurį gali pasiekti būtent sustojęs ir įsigilinęs į kažkokį vieną klausimą, o ne tik tai brausindamas, per tos antraštės, ko labai daug šitam pasaulyje. Ir bendraujant su vyresniais žmonėmis, man dažniausiai tenka su vyresniais tais bendrauti dabar 60 metų plus. Ir tais verslininkais, ir filosofais, ir mokslininkais, ir akademikais, ir investuotojais. Tai jie to pasigenda jaunoji kartoje. Čia aš ne šiaip savo vieno mintį sakau, tokio echo nėra dabartiniam jaunam žmoguje, tai yra ta Z karta ar ne, alfa karta jau to ateis į darbo rinką. Jie yra kitokie, jie gimė jau ant planšetės, ant mobilaus telefono ekrano, jie yra tikrai kitokie. Ir tai, kas buvo vakar, jau nebepasikartos. Ar turiu tokią teoriją, dalinę, nebūtinai jinai yra visiškai teisi, bet niekada taip gerai negyvenom, kažkuria prasme. Niekada dar taip neturėjom visko pasiekiamo lengvai ir greitai. Ir kažkurio metu augom alkanumo formoje, ar ne? Ir net žiūrėtume, jeigu eitume kelias kartas atgal, viename ar kitame formate tai atsispindėdavo. Ankstyvoje gyvenimo stadijoje vienam ar kitam formate turėjai alkanumo poreikį. Tai yra siekti, daryti ir treniravai tą raumenį. Dabar tai treniruotė įvykti šansų
vis mažėja, tas langas traukiasi ir auga turbūt karta, kuri auga kitomis sąlygomis, ar ne? Ir mes dabar turim, aš taip galvoju, trūkumą to ištreniruoto alkano raumens, kuris paskui gyvenime jau turbūt ir pats gali pasakyti, kai turi daug, neatrodo, kad norėtum sustoti. Neturi to jausmo, kad liktai visko jau užtenka ir visko yra. Nebūsiu originalus šitoje vietoje, va šitam kontekste galiu refleksuoti tik tai tą seną tokią arabišką turbūt atvarlę, kad sunkus laikai užaugina stiprų žmonę. Ar ne, žinom? Ir galim tęsti ir žinom pabaigą visą tą. Ir viskas baigėsi tuo, kad paskui vėl baigėsi spiralės dienoj, vėl viską iš naujo reikia daryti. Ir natūralu, mano seneliai šiuo atveju ir vieno ir kito tėčio ir mamos turėjo rūsius, kur turėjo uogienės ir turėjo grybų ir turėjo ten visko ir bulvių ir metams į priekį. Ir lašinukai kvepėdavo ten labai skaniai, aš atsimenu net. Nebuvo aš gal labai mėgėjęs tų kumpių ten tų visų ir skelandžių, bet ten įeidami visai būdavo smagu metams į priekį. Tai šiandienai tas, pasižiūri tos gražius stiklinius bokštus ar ne, ir jeigu tai X dienai nutikus, kas nors čia reikėtų ką nors, tai nieko mes neturim tose stikliniuose bokštuose, ne, nei tų skilandžių, gal kažkas turi kaimą, gal kažkas turi dar tėvus kažkur tai netoliese, bet tai iš gyvenimo prasme, kodėl? Todėl, kad jie matė tos ir pirmą ir antrą pasaulinį karus, pavyzdžiui, ne, grįžtant prie tos juodosios neišvengiamos spalvos, ne, nes gyvenimas susideda iš daugybės tų pilkų atspalvių, ne, tai reiškia yra ir juoda, ir balta, ir tame tarpe yra begalybė atspalvių tos pilkos spalvos. Ir mūsų netgi ir mūsų karta, mes esam atpratę, mes užaugę, aš bent jau ant asfalto, ir mes nemokam nei būti tokioj, nei parengtiniai, tokioj sveikoj turbūt suvokimo lygmenyje, kaip reiktų teisingai susižiūrėti tą tokį savo sąryšį su žeme. Apie tokį bendrą miestiečio čia požiūrį kalbant, aišku, yra ūkininkų ir labai džiaugiamės, kad yra labai ir modernių, ir inovatyvių ūkininkų. Čia vienas ir šitam pastate, žinau, grybus augino keliuose šiltnamiuose ir užaugino didžiulį tarptautinį verslą. Smagu, visą tai mačiau iš šono. Pradžiai mes juokėmės iš jo, paskui mes pavydėjom jam, ar ne, visi kaip studentai būdami, kad galima turėti įspūdingai išprotėjusią svajonę, kurią, jeigu esi labai užsispyręs, tu vienaip ar kitaip ją pasieki. Tai neįmanoma pasiekti kažkokių tai savo svajonių, nes arba čia yra sportas, ar mokslai, ar verslas, ne? Jeigu tu nesi užsispyręs, įpratęs, ar ne, prie tam tikros tolerancijos skausmui, nes kad augint tos raumenis reikia ne per daug, ne per mažai, ne? Prisileisti prie savęs tą skausmą, kad tu galėtum augint toliau save, augint, reiškia. Ir to pasiekoja natūraliai, vieni galbūt nueina vienokį kelią, kiti kitokį per tą laiko vienetą, ne? Bet labai skiriasi laikas, gal yra panašus, ar ne, pavyzdžiui, paėmus paskutinius 20 metų, bet ridos labai skiriasi žmonių. Vieni per tą 20 metų, apskrido visą pasaulį, 3 kart bankrutavo, įkūrė kokią nors, nežinau, tame tarpe ir dabar aviacijos kompaniją tarptautinio masto. Kiti, reiškia, saugiai dirbo kokiai nors atitinkamai, nežinau, valstybinė institucija ir tai nėra nei blogai, nei gerai, vėl pabrėžiu. Tai yra žmonės tiesiog, jie linkę būti toje aplinkoje, kur yra įpratę būti, nenori niekur skristi, nenori rizikuoti, nenori įtampos turėti ir jie gal atlieka savo gerą, šiuo atveju kaip valstybinio klerko darbą, ne? Jeigu tai yra nenueita kitapus ribos, kur irgi yra labai daug tekę susidurti, kad geriau aš nieko nedarysiu, tai nesuklysiu ir nesurizikuosiu ir nieks man niekos neturės jokių pretenzijų. Tai čia yra kitas spektro galas, kur nieko nedaryti ir nesuklysti tikrai trukdo valstybės vystymuisi ir apskritai žmogaus vystymuisi. Iš kitos pusės, reikia normuoti ir tą tokių, tų cholerikų, ar ne, tų begalinę adrenalinikų rizikos mėgėjų, reiškia, tą tokį lakstymą aplinkui ir panormuoti, kad, vis tiek reikalingos taisyklės, kad pagal jas važinėtume gatvėse, ne, reikalingas tam tikras, leistinas greitis, siūlomas greitis ar minimalus greitis, ko ribose, natūralu ir užtikrinamas saugus kelių eismas ir judėjimas tose gatvėse.
kalbant apie įpročius, kasdienę rutiną, kas padeda išlaikyti tą tam tikrą būseną, ar ne, kuriai neleidi, kad kažkokia nepasirašyta sutartis, blogas susitikimas numuštų nuo le. Viską, absoliučiai viską, ką aš dabar, turiu susikūręs, ar ne, savyje ir aplink save, aš drįstu teikti, kad aš sukūriau pats. Ir labai sunkiai sukūriau, labai sunkiai pasiekiau. Didžiąją dalį gyvenimo aš kovojau. Aš esu kovotojas, šitoje vietoje perteklinis kovotojas. Man verslas yra karas. Visada buvo. Yra stovykla, kurie sako nesąmonė, yra stovykla, kurie sako tai aišku, skaityk Sun Tzu daugiau. Tai man buvo karas. Nes ką reiškia verslas, tai reiškia taip, gerai, jeigu tu sukuri kažką tokio visai netikėtą, kaip tas vikingas randi ten kokią nors žemę, kurio nieks negyveno ir ten, reiškia, nebuvo atradęs ir net nežino, kad egzistuoja. Šiandien dienai mūsų planetoje tokių žemių yra labai labai mažai. Arba jų ten, kaip sakai, labai labai jau ten tokie išskirtiniai šuoliai į kitą dimensiją, arba ten kažką ten Marse nuveikti, vienas kitas gali, bet, sakykime, čia yra tik tai graži išimtis. Iš esmės, mūsų planeta yra labai mažytė, labai plokščia, kaip žinom, ane, ir jinai yra labai užimta, jau šiandien. Visos jos sritis yra labai užimtos. Ir kad išsikovot tą vietą po Saulę, tu turi labai aiškiai, labai koncentruotai tam ruoštis, dirbti bent 10 000 valandų, tai yra apie 10 metų, tada tu ten pradedi suprasti ir tampi kažkokiu tai vardu ir gali kažką pasakyti. Prisideda daugybė dalykų, ten sėkmė, laikas, situacija, tavo ryšiai, ten Bet kad kažkokį užimt tą vietą po Saulę, reikia pakovoti. Bet kur, kas tai bebūtų. Sportas, mokslas, politika, verslas ir panašiai. Tai aš žinau, kiek aš noriu į tai dėti energijos, kiek aš nenoriu. Aš žinau, kiek reikia investuoti, kiek nereikia investuoti, kad pasiekti tam tikrą rezultatą. Kiek aš noriu to tarptautiškumo, kiek nenoriu. Labai daug. Ten iš esmės negalima sakyti, aš jau visur buvau, viską žinau, negalima to sakyti, iš esmės jau žmogus užsiblokavęs. Bet aš labai gerai, kaip sakyti, išsibandęs, tą sferą savo, kur aš, žinojimo ir patirčių ir ypač nesėkmių, dėkingas už tas likimo dovanas, tokias kaip nesėkmės ir sutiktus žmonės, kurie man bandė sutrukdyti mano siekti savo svajonių, tai būtent jie mane labiausiai motivavo. Jie mane labiausiai ir pastumėjo link tų pasiekimų per tas nesėkmės, kurių pagalba, tu ten atsiduri kažkokioje tai vietoje, kažkokioje erdvėje, kažkokiam tai laikė. Tai kitas klausimas, kaip tu to sugebi ir turi laiko pasimėgauti. Šiandien dieną aš taip susibalansavęs gyvenimą, nežinau, kur tas medis reiktų padaužyti 3 kartus, bet tenai jo. Bet, yra tikrai mylinti ir mylima šeima, aš turiu laiko, tai yra labai svarbu, laiko ir galimybių nuvežti, pavyzdžiui, ne kiekvieną rytą, bet vaikus į mokyklą ir pasportuoti, ir papietauti, ir vakare nueiti į Rotary klubą, kur šiandien vakare važiuoju, gyvendamas per 3 miestus, Marijampolė, Kaunas, Vilnius, ir viską tą galiu padaryti neskubėdamas, jau šiandien neskubėdamas. Bet prieš tai man reikėjo 25 metus, ką jaunimas praleidžia 25 metus, palakstyti. Keltis ne 7, bet 6 arba pusę 6, būti ofise Vilniuje be 10-8, žinot Vilniečiai, ką tai reiškia, ne? Vilniuje būti, kai gyveni Kaune, o ne ten 10, pavyzdžiui, pirmą susitikimą planuoti savo dienoj. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai kiekvienas turbūt savo rauna, kaip sakyt, ropę. Ir vieni iš tikrųjų kelia savo tikslus gyventi Dubajuje ir daryti tarptautinius verslus ir pagarba jiems.
Bet kiti, jie tiesiog, nueina į tą visai tokį atsipalaidavimą, galbūt ir medituoja, ir jie, iš vis kaip tie vienuoliai sėdė ar ne ranką iškėlė ten į Himalajose ir irgi gerai jaučiasi. Tai nėra blogų žmonių, nėra blogų scenarijų tiesiog, išskyrus tos atvejus, kai kenki kitiems žmonėms. Tiesiog yra skirtingos istorijos ir linkiu kiekvienam surasti tą savo prasmę, savo intencijas, svarbiausia turbūt yra surasti savo intencijas, ką tu nori nuveikti šitam gyvenime per tą laiką, kuris yra tavo padovanotas. Bet aš labai mėgstu analizuoti detaliai tam tikrais įvykiais verslininkų istorijas ir pastebėjau ne pas vieną jų biografijose tokias situacijas, kai negaliu pasakyti, kad pas visus, bet tikrai labai dažnai tuos žetonus reikia viename etape sustumti ir jau ta rizika turbūt įgauna kitą kalibrą, ar ne? Mes kalbam kartais apie situacijas viskas arba nieko, arba žmonės yra labai arti bankroto situacijos, arba turi išgyventi bankrotą ir vėl prisikelti, ar ne? Tos konceptualios situacijos, kaip verslų kūrėjas atsiduria ir turi realiai du pasirinkimus. Arba sustumti žetonus ir žaisti partiją iki galo, arba atsitraukti. Tai tie epizodai pačiam prabėgus, galbūt jų buvo ne vienas, kas pavyko išlaikyti tą tokį gal ne šaltą protą, bet iš esmės daryti tą sprendimą ir kovoti dėl vietos pasaulio. Nes minėjai, kad kovoti reikėjo. Aš turiu tik savo patirtį, aš galiu kalbėti iš savo patirties. Mano atveju variklis buvo ambicija. Aš esu liūtas. Man ambicija yra vienas iš tų tokių, kaip sakyt, kad aš galiu. Man nėra ir nėra ribų ir taip toliau. Ir daugybę kartų esu sudegęs. Daugybę, nenoriu apie tai kalbėti. Čia kitą pokalbį. Šiandien būkim pozityvus. Ir tai, kas nenužudo, aišku, sustiprina, čia svarbi plonytė riba, nenužudo, svarbu, kad nenužudo. Tu sustiprėjai, toliau susilaužai koją, ranką, kaulų pusę, bet tu jas susiauginys, organizmas, gamta tą leidžia ir tu žygiuoji toliau, jeigu reikia pasioperuoji, jeigu nesioperuoji, ir metaforiškai, ir nemetaforiškai čia kalbu. Ir toliau turi kažkokias tai savo, vėlgi, ambicijas, ką tu nori nuveikti. Labai įvairūs, reiškia, priežastys tų ambicijų. Vienų žmonės ta ambicija galbūt padeda formuoti žmoną, ne? Kitiems yra ambicija, kad, kaimynas nervina, ne? Trečia ambicija yra ten, galbūt aš pats savo ten negražus, nes aš noriu ten atrodyti taip arba kitaip. Ir ten, ypač, ten nežinau, ir vyrai, ir moterys šiais laikais nėra turbūt skirtumo. Ta standartą man uždavė, neneiksiu, tėvai labai, kaip ir minėjau prieš tai, ankstyvoj vaikystėje, net ne jaunystėje, vaikystėje. Paskui buvo tie kalneliai neamerikietiški ir mano tėvai, kaip sakyti, nėra nei verslininkai, neadaptavosi ten per tos visus lūžius. Ir tai tada buvo aštriau kaip jaunystėje, tai vis tiek yra ambicijos ir aštrumas yra žymiai didesnis, o gyvenimas apšlifuoja tą akmenuką, pats dirbi su savo to akmeniu, kad jisai nebūtų dreskintis aštrus ir visoks koks ir situacijos, ir aplinkybės, ir žmonės padeda šlifuoti. Jeigu jie nesudaužo, nei šipulius nepaleidžia to akmens, jeigu tavo ta akmens masė, aišku, yra pakankamai tinkama šlifavimui. Dar vienas momentas yra, reikia įsinešti kintamosius teisingus į lygčių sistemą ir visą tą if. Jeigu if lygčių sistemoje sudėliotoje atitinkamai tiek, kiek reikia, kad su tais nežinomaisiais matematiniais terminais kalbėt, vėl pradedu, bet tiek, kiek reikia, kad jis spręs tą lygčių sistemą. Bet, yra tas momentas, kai reikia panert po vandeniu, paskui vėl išnert, vėl panert, vėl ten giliau ar ten kaip pasiblaškius, pažiūrėjus, jeigu ten ieškai savo ten to kažkokio tai Eldorado arba gaudai tą žydrąją paukštę. Tiesiog reikia būti apsisprendus, ar tu tą žydrąją paukštę gaudysi ar ne, ir ar kiek tu ją ten vysies, ar kiek tu ją versi būti tavo. Ne? Ir per gyvenimą tu supranti, kad kuo labiau versi ir kuo labiau spausi, tuo jinai labiau tols. Toks visiškai
konfliktinis, loginis vėlgi dėsnis. O kai paleidi ir tiesiog daugiau medituoji negu lakstai, ta paukštė pati atskrenda ir atsisėda tavo peties. Kad ir kaip būtų pikta dėl viso to, kiek išdeginai kuro, be lakstydamas. Dar mūsų pabaigai šitos dalies pokalbio noriu pakalbėti apie tokią analogiją, pasakysiu, yra futbolo žaidėjai ir yra tokia pozicija, ar ne, atraminis saugas, kurio, jeigu atkreiptume dėmesį į jų dažną fiziologiją arba kaip jie atrodo, jie turi žemą svorio centrą, jie labai yra tvirti ir įsižeminę ir gali ir daug bėgti į priekį, gali griauti, gali padėti kurti, gali būti labai aštrus, jeigu žiūrėtume per asmenybės futbole ir turi labai didelę reikšmę, ar ne, bet va ta savybė įsižeminimo, kiek jinai yra svarbi pačiam, nes vėlgi aš klausimą užduodu galvodamas ir analizuodamas daugelio žmonių istorijas, kurie yra pasidalinę apie tai, ką esu skaitęs. Ir tam tikrais etapais karjeroje tenka pakilti su visais savo pajėgumais ganėtinai aukštai. Ta žemė atrodo tolokai ir iš ten kartais labai stipriai krenta žemyn. Tai vat klausimas apie tą įsižeminimą, ką jis reiškia tau pačiam. Kaip sakoma, yra laikas griauti, yra laikas kurti, statyti. Tai įvairių yra momentų gyvenime žmonių ir vieni ten yra tie high flyeriai, ten jiems ten ta karjera, tikslai, taip toliau, išsikelia savo tikslus, karjerą, nori būti prezidentas, ten kažko šalies, organizacijos ar ko tai būtų. Dažnai jie nepagalvoja apie kainą, kurią reikės sumokėti. Žinomumo kaina, šeimos kaina, sveikatos kaina, įtampos, nemiego kaina ir taip toliau. Tai kiekvienam savo. Aš manau, kad kiekvienas turi savo įsivertinti prieš pasakydamas, ko nori, kiek jis pasiruošęs į tai investuoti. Investuoti savęs, visom prasmėm investuoti. Tiek patirti, tiek diskomfortą apturėti, tiek nemiegoti, tiek rizikuoti, tiek mokytis, tiek išvažiuoti, tiek kelti 6 ryto, kiekvieną ten 6 dienas per savaitę ir baigti darbo dieną apie 22:30, pavyzdžiui. 6 dienas per savaitę. Visi, kurie įkūrė ir Lietuvoje tos didžiosius verslus per tą nepriklausomybės laiką, yra praėję. Daugumos mes jų nežinom, tų, kurie yra sudegę, vadinkime vienaip ar kitaip, kai kurios mes čia žinom. Ir tie žmonės, jie praėjo tą. Vieni vienais būdais, kiti kitais būdais, bet jie praėjo tą ir negali negerbti žmogaus, kuris yra sukūręs, ypač sukūręs vienais ar kitais metodais, turbūt irgi teko skaityti ir Jobso, reiškia, knygą vieną kitą, kad, ne visai tais metodais, tais humaniškais, reiškia, tas tobulumas arba perfekcionizmas pavirto į tos žaisliukus, kuriuos mes kas antras turim savo kišenį. Perfekcionizmas degina, jisai degina žmogų, jisai degina aplinkui esančių žmonės. Ir tai yra ta kaina, kurią tenka sumokėti. Iš kitos pusės, visai kitam spektro gale yra tas, tasai tekėjimas pasroviu ir sėdėjimas ranką iškėlus, sušaržuosiu, leiskit man sušaržuoti. Jis irgi toksai, jisai dar daugiau be tokio vidinio, to tokio savo gyvenimo, ne ką sukūręs yra, pasakyčiau. Ten sėdi užsidaręs vienutį ir neduodi nieko daugiau, negu pats savo kažką ten susikūri. Tai aš vis dėlto savo esu atsakęs, kad aš noriu kurti ir kitiems žmonėms. Man patinka ne bet kokią kainą, ne bet kur, ne bet kaip, bet tam tikroj vertybių sistemoje, tam tikroj geografijoje, tam tikram laike, šiandien aš jau sakau, nepersitempiant, nors man tą paskutinius 20 metų sunkiai sekasi realizuoti, tą subalansuotą dienotvarkę savo, bet, tarkim, nepersitempiant, kurti tą Šveicariją Lietuvoje, kurti gerą gyvenimą kitiems žmonėms aplinkui, kurti naujas darbo vietas, tas mano veiklas susijęsi su tuo daugiau tiesiogiai ar mažiau tiesiogiai, bet pritraukiant tas pačias investicijas į regioną kažkokį X, man tai labai teikia daug džiaugsmo, labai daug džiaugsmo.
Ta prasme, man nereikia važiuoti kažkur skristi į Ameriką arba ten stovėti prie konvejerio, kažką ten ir daryti. Aš galiu kažką sugalvoti, ar ne, vat, ką aš įpratęs dažniausiai būnu sugalvoju, tai dar neegzistuoja. Ir paskui vienokia ar kitokia forma tai grįžta kaip tie bumerangai, kur paleidė prieš tai, kur minėjau tos bumerangus ir išmėtai tos bumerangus ir paskui kažkas nulėkia kažkur, bet kažkas vat grįžta ir vat su tokia nauja visai to forma, turiniu ir energetika, pavyksta tą galbūt pasėt ir užauginti kažkokį tai augalą, kurio nebuvo net prieš tai mūsų regione. Tas labai džiugina ir yra smagu, kai tu ten pamatai pirmosius žiedus arba pirmosius vaisius to augalo, kurį pasodinai ir niekas nebūtų jais pasimėgavimas ar užauginęs, jeigu ne tu. O tas asmeninės atsakomybės man visą laiką žaidžia. Jeigu ne tu, aš prisiemu tą atsakomybę. Aš noriu tos atsakomybės. Su visom to pasiekmėm, rizikom, ir reputaciniam rizikom. Ir kaina, kurią aš sakiau, aš visada sumoku, visada. Gal negalima niekada visada tų žodžių naudot, bet man patinka su emocija tą daryti ir visada aš pasakau vienu ir keliais sakiniais per daug, paskui gailiuosi, bet paskui su tai žmonėm, kurios galimai įžeidžiu, aš vis tiek, vis tiek aš jos vienaip ar kitaip įtraukiu atgal į tą dialogą ir mes tikrai apsikabinam ir pasibučiuojam ir mes tęsiam tą dialogą ir tai yra vertė. Tai yra bendravimo vertė, žmogiško paprasto bendravimo, ne tokio saugaus sintetinio bendravimo, kad tik nedaug die aš tavęs neįžeiščiau. Man žymiai geriau, aš manau, kad ar tu ar aš mane įžeistum, paskui atsiprašytum ir mes dar geresniam kitam aukštesniam lygyje galėtume bendrauti toliau. Simonai, tai smagu, kad pasidalinai apie tą kuriamą Šveicariją ir darbo vietas pasikalbėsim kitoje mūsų pokalbio dalyje. Ačiū tau už šitas mintis, kurios turbūt privers mus pamastyti, pagalvoti, perkrauti savo procesorius ir judėti prieki. Ačiū. Ačiū.